Nu, va, gavos taip, kad netyčia nusipirkau kupą prikelimui. Tai pasistengsim išsaugoti šitą dalykėlį, kadangi turi tikrai nemažai defektų kėbulo, bet technikinė stovi jau 4 metus. Tai už gerą kainą iškrito toks variantas ir visai netikėta šį čia pačiupau. Tai bandysim prikelt. Čia matau slengstį yra biškis kilučių. Šiaip slengstis netrodo visas kiauras, galinė kelimo vieta truputį lenkta, tai šiandien bandysiu nusiardyti visus tos plastikus, pasižiūrėti kaip ten viskas atrodo, ar čia daug reikės išpjauti, daug virint. Paskui šitą arką irgi kažkokia įdomi, ta prasme, šį čia minkštos vietos, tai čia ar špakliuota, ar kažko tepta, sunku pasakyti, nes čia irgi įtrūkė. Iš vidaus skarda nėra išpuvus, tai nežinau, keistai, kadangi čia irgi vat kažkokių špaklio, kažkokio grunto privaryta, tai čia manau rasim kažką įdomaus. Dujos yra, tai automatiškai čia pradeda pūti irgi, kai čia įdeda jas. Nu ir koks motoras, tai legendinė 3 litrų plyta, dėl to ir paėmiau šį iš tikrųjų. Čia irgi voras gyveno toks didelis. Tai iš tikrųjų turiu ir duris vienas, ir bagažinę, ir vieną sparną. Tai dar reikia realiai vieną sparną ir žiūrėti, ar čia reikės virint arkas ar ne. Nes šiaip iš vidaus tai visas metalas čia kaip ir yra, tik tais, kad jis jau parodavęs, tai nežinau, gal bus įmanoma prikelt. Ratukai kažkokie 19 geltonai išdažyti. Na čia jau pasėmėm, prieš iš tikrųjų buvo kiti ratai ant šito, bet kainos atžvilgių derinant, tai paėmėm šitos. Ir buvo pacas be salono visiškai. Tai nupirkau jau realiai visą tokį Recaro mechaninį, kaip ir pas mane sedanę saloną. Pagal viną tai buvo elektrinis Recaro memory. Tai sumečiau tokį, kadangi realiai su mechaniniu galima daugiau atsistumti, man atrodo, ir šiek tiek daugiau nusileisti. Tai žymiai patogiau, man bent jau. Kas daugiau salone, tai turim juodas lubas ganėtinai neblogos būklės. Tas turio daviklis irgi kažkur mėto salone. Paskui vairas biškis suklijuotas. Short shifteris kažkoksai. Čia neįstatyti langų pakelimo mygtukai normaliai. Pats žiauriausias tas didelis Androidas. Ir salone kaip ir plius minus viskas. Toliau šitas sparnas. Nežinau, čia šiaip gal jis ir prikeliamas, bet čia matau turi visokių nesąmonų. Tai šitą bandysiu susirasti irgi kitą, čia gal net kiaurai išlysto. Iš pažiūros tvarkingos lempos, reguliuoja su visi aukščiai ir panašiai. Tik nežinau, ar anglą ar ne anglą, nes čia originaliai jisai buvo anglas kažkada šitas automobilis, tai čia jau turbūt didžiausias minusas. Bet pagal viną visi ampakai ir šiaip visą komplektaciją pagal viną, tik kad salonas kitoks turėjo būti. Nu, čia tas buferis, čia tas kampas, čia įskilęs. Bet, nežinau, manau pavyks sutvarkyti. Originalus yra, tai tikrai neišmesim. Paskui visi posparniai, ortakiai visokie. Stabdžiai viskas savo vietoj, tai irgi ganėtinai pasisekė, manau, ties šito dalyko. Na, o po kapotu nieko įspūdingo, 3 litrai plyta, kuri nevalina. Nu, kaip nevalina. Nežinau net iš tikrųjų, kaip jinai turi važiuoti. Šiaip važiuoja neblogai, prirašyta visokių nesąmoningų tų pops and bangs, kurie man nelabai patinka. Nu ir lounge'as yra ant 4 štukų, šaudo labai garsiai. Tai šitą dalyką paliksim, bet tuos pops and bangs, manau, programuosim lauk. Paskui kas toliau, išmetimas MPM2 kolikai, man atrodo, tada iki pusės išmetimo ties rezonatorium yra MPM4 išmetimas ir nuo toliau, man atrodo, eina jau 3 inčių nerūdinčių plieno vamzdis ir gale kažkoks sportinis bakelis. Tai jo, šitas dalykas. Paskui čia irgi kažkokių gruntų visko pripūsta. Lediniai žibintai gale, nežinau, ar originalas dar nežiūrėjau. Tai toks pakelis. Ir, nežinau, toks jau išmetimas didelis, čia liepsnų paduota. Tai va, aišku, kažkas jau čia pridrakoninės tą difuzorių. Tai reikės jau kažkaip gražiai lygiai taip išpjauti, kad gražiai atrodytų. Ir turbūt padarysim 2 angalius, toks vis tiek prie vaizdo. Čia biškai pabrozdinta parktronikai. Tai paėmėm visiškai idealią bagažinę ir visiškai idealias duris be jokių rūdžių. Ir visas salonas yra, tik tais aš jį jau išsikroviau kitur, kadangi čia sakau dabar ardysios viską, tai noriu pasižiūrėti būklę. Pasikeltos kilimus, pažiūrėti kaip ten atrodo viskas. Šiaip dugnas atrodė gan neblogas, tik tais, kad ten toj pusė vienas linkstis toksai įdomesnis biškai būklės, gal buvo daužtas ar kažkas tokio. Šiaip dujų nedėčiau, bet kadangi yra jos, tai turbūt paliksim, nebent čia kada nors atsiras kokias raigė, tada jas reiks perkelt, bet šiaip nėra planuose jokių čia būrimų žiaurių iš jo. Nors ir labai smagiai važiuoja pabūrus, bet turbūt paliksim kaip yra kol kas. Tai
Jo, kondiškai neveikia, net nežiūrėjau, aišku, čia daugiau nieko, nes realiai tą mašiną parsivariau ir nei technikinės nieko jie nėra, nieko netikrinau. Apiplovimai pagal viną ir nebuvo ksenono pagal viną, tai čia anglų jau bairiai ir bakelis keistas, nes vat yra apiplovimo fiškė, bet nematau, ar yra vamzdis apiplovimo iš vis lempom. Panašu, kad nėra. Nu, žodžiu, čia vėliau pažiūrėsim, nesminiai dalykai, technikinė apiplovimo nereikia, būtent su šitom lempom. Tai va tiek, bandau imti slenkščių žemyn, sparnus, žiūrėsim, kas ten gero. Tai va, nusėmiau tą bumperį. Viskas ganėtinai neblogai, čia kažkur atsirimta buvo su akumo vieta, bet šiaip nėra nesupūs, tik tais pradeda pūt va čia šone, kur yra tas laikiklis toksai, ten man atrodo kažkas su Alsoklynu bako benzino. Paskui parkai net nebuvo pajungti, čia padėsim laidus. Toliau Magnum Flow kažkoksai bakelis. Ai, dar yra kailoveriai pas jį, tilto vietos sustiprintas mačiau ir poliuretanas, matau ir tiltai yra ir šiaip, kiek žiūrėjau, visur lyg ir poliuretanas sudėtas, kas yra nice, paskui nupjauti rankinę trosą ir dabar žiūriu, čia net nėra skardutų apsaugų stabdžių, tai vadinasi viduje irgi nėra mechanizmų, reikės rankinę susitvarkyti, o šiaip arkos, nežinau, iš vidaus supūstis nėra, visas skarda tebėra vietoje, čia kur yra tas tokia smeigė būna išlindus, tai va ten dažniausiai prapūvo M6. Pas mane irgi ten daugiausia korozijos buvo. Paskui šį čia žiūriu jau irgi viršutinį skardą nuėjus, tai nežinau čia. Ar tą pačią bandysim kažkaip sutvarkyti virint, ar čia gabaliuką išpjausim ir virinsim. Paskui šį čia dar visą tebėra antikorozinę, bet irgi dažna vieta, kur prapūvo, tai čia jau neužteks tiesiog, ta prasme, pašveisti ir pagruntuoti su kokiu rudžiu surišėjus su kažkuo. Čia jau realiai praktiškai galima kiaurai išlysti, su atsuktuvu tikrai. Tai čia irgi dažna problema M6. Šitoje vietoje irgi gabaliuką galima įvirinti ir turėtų būti normaliai tokia nesunkiai sutvarkoma vieta. Galim biškai atsilupti. Vat, visą tą koroziją slepias po antikorozinę dangą, tai čia vat reikės nusišveisti, tu jau pradeda matyti švarus metalas. Kažkas ką tik sprogo. Tai vat pradeda matytis šviežus metalas, tai čia, žodžiu, nesminiai dabar dalykai. Toliau šitas slenkstis kaip ir toks pusė velnio. Kelias šį vietas tokios parudėsios, bet čia nežinau, dar gal šis išgelbėt. Kitoje pusė čia yra skylė šitoje vietoje prapūvas, o prapūva, nes ten prikrenta žemė, kaip jau įrodė. Tai jie ten prikrenta žemė ir prapūva, tai nežinau, sparnų gal neimsiu čia be reikalo dar, nes kol kas iki jų dažymo ir taip toliau labai daug dar laiko, tai gal posparnės priekį išsimsiu. Ir nežinau, bus kaip ir viskas, turbūt reikės nusipirkti vieną tą remontinį slenkstį tos pusės, kad ten išpjaut po apačią. Realiai pradėjo yra rudyti va pakilimo vietom, kol kas kiaurių nelenda, bet jau ten, manau, metalas gan silpnas bus, tai sutvarkysiu iš karto, kad paskui nereikėtų apsikraudinėti, kai jau bus viskas sutvarkyta ir vėl ten iš naujo lyst, kaišti ir panašiai. Tai jo, šiaip kailoveriai MTS-ai, kaip ir nauja atrodo, priekį irgi atraminiai nauja, tai važiuoklė lyg ir nebarškėjo, kiek važiavau. Bus matyti, kad čia išeisiu jo padaryti, ar galvoju, gal ir spalvą pakeisti to pačiu, kadangi praktiškai dažos visą mašiną, nu, šitos durys realiai pagal spalvą, sparnas pagal spalvą, bet irgi tokių puslelių turi pavirštinių, tai vis tiek dažysis. O šiaip vis tiek arkos dažysis, kapotas dažysis, nes irgi turi čia vat puslelių, bet jisai išgelbėjamas dar tikrai. Tai va taip maždaug atrodo už sparno esantis visi reikalai. Tai kas turit ir mylit savo M6 ir čia niekad nesat ardę, galite išsiardyti, nes tikrai rasit gražių dalykų. Tai va, iškripštysim. Na, šiaip variklis dirba gražiai, kažkas čia biškį šneka. Skremaliukas, gal koks serveras, stiprintuvas ir blis. Ant šalto kažkas pabarška iš viršaus, tai arba grandinė, arba vanusai, manau, nes toks labai neritmingas barškėjimas, nors šiandien lyg ir negirdėjau. Magelis grot pradeda iš karto. Šiaip skamba visai neblogai. Tai galėtų tų pops and bangs visokių nebūtų. Va, šitų. Šitų galėtų nebūti. Tai va, nuėmiau visgi vieną sparną. Čia matomai kažkur buvo biški daužtas, nestipriai kampukas.
Ir čia papuvęs būtent tas kampas, čia toliau kaip ir viskas normaliai. Apino į koilą, šiaip visur, kiek žiūriu, poliuretanas, tai čia, man atrodo, gumos, ten poliuretanas. Klasiškai su Samariezu bamperis į sparną įvarytas buvo. Posūkis kažkoks kultūrintas, visgi nėra čia laikiklio vieno. Pas mane ant M6 irgi taip pačioj pusė laikiklis sulūžęs. Tai va, o šiaip viskas kaip ir normaliai. Tai paliuką kažkur leidžiu, bet spėjau per šitą. Iš vairo stiprintuvo bėga, nes jisai dingsta kažkur. O šiaip, nežinau, susirinks, manau. Tai va, pradėjau skutinėti šiek tiek šitą M6. Pažiūrėkit, kiek špaklius, koks centimetrą čia prikrauta. O prikrauta jau čia buvo dėl to, nes nemontuota kažkur arka va čia va šone ir daugino, žodžiu. Šiaip kaip ir nėra baisiai niekur supuvus, nes čia dar vietomis originalus, tai bėra tas, kaip čia pasakyti, gruntas. Tai va čia biškai jau buvo papuvus, nes matyt, buvo muštų va čia va per šoną kažkaip. Tai žodžiu, jaučiu šausimo overfenderius, kur uždengi tiesiog toks body vos ne kitas. Kur nedaug platina, kur uždengia visą šitą sparną ir neapsikrausim, nes čia jį išgelbėti realiai, kad normaliai reikėtų įvirinti kitą. Tai tie overfenderiai kaip ir sugadina sparną, bet jie taip reikėtų keisti. Tai kad neužsimtų čia per daug nesąmoningais reikalais, šausimo overfenderius ir viskas. Čia nusiskutinėjau, kur jisai maždaug suktasi. Tai visur metalo yra, viskas kaip ir tvarkoja. Tai va, dar turiu remontinį slenkstį. Žiūrėsim, čia kažkur palopė tas slenkstį, kur reikės. Prie kelimo vietos čia reikės sutvarkyti. Ten tą kampuką įvirint. Ir nežinau, bus matyti, kas čia gausis. Tai va, pradėjau parakinėti šitą slenkstį ir nusprendžiau, kad keisiu visą, nes ir čia skiliu. Tai va, realiai jau nusišlifavau šitą vieną slenkščio apatinę dalį. Nusigręžiojau spotveldus ir dabar su kaltuku gražiai kalu iš apačios ir atšoka čia tas slengstis. Tai vat, nusikalsim ir tada žiūrėsim ties, kur pjausim kažkaip va taip vat. Ir prisimatuosim naują, galėsim dėti naują. Bus žymiai paprasčiau negu sulopyti šitą šūdą, čia net realiai net nėra prasmės nieko padaryti. Nu, ir nulupau tas slenkstį, nebuvo čia labai sudėtingai pritvirtintas, to labiau, kad pusę veldų realiai net nereikėjo nugręžioti, nusikalė gražiai. Tai šitas slengstis yra sedano. Tai jis realiai yra identiškas, tik tais, kad vat yra šitas papildomas skardas, bet aš slenkstį vis tiek pjoviau pagal šitą vietą, tai ir šitą pjausiu pagal čia kažkaip, dedant atgal. Tik tais, aišku, reikia pasiruošti visą tą vietą, nusišveist šitas pavirštinės rūdis, čia biški yra prapuvę kiaurai, tai čia reikės įvirinti irgi gabaliuką, o šiaip vos patveldai visur čia nusivalys, čia atrodo gan baisiai, bet kiaurai, manau, nebus. Ir ten kelimo vieta kaip ir nebloga, o per šitą vietą yra įlinkusi vidų, tai nežinau, reikės kažkaip sugalvoti dar tą kelimo vietą čia sutvarkyti. Nu ir bus normaliai, išsišlifuos, išsipurkš visokie antikoroziniai rūdžių surišėjai ir gal laikys. Šiaip, nežinau, nuluptas slenkstį galvosim, gan easy. Nu va, realiai vakar truputį pasiautėjau čia su bulgarišku dainų grotuvu. Tai nusišviečiau, čia išsipjoviau, kadangi dėsiu jau čia M3 overfenderius gale, čia nebėra ką gelbėti realiai iš tarko. Slengstis išsipjovė, išsivalė, ten kelimo vietą irgi sugalvojau kaip padaryti. Paskui šitą taipogi nuserdžiau, aišku, daug viskių plastikų. Turim 3 skylutės, tai jau pasidariau plokštelės irgi, kelimo vietą išsitiesinau, dar sutvirtinsiu vieną. Kas daugiau? Jeigu nieko, priekį nuserdžiau. Bagažinę išsirinkau ir ten turiu naujų dalių. Nu, gerą dieną darbo. Prisukau ir sparną, bet čia nesmė. Privirinam slenkstį. Gavo čia iš apačios, po to prisivirino, čia nesurudėjo, tiesiog nudegė dažai, tai jo, gražiai viskas gavos, liko apačioje išsigręžti, tai skylės slenkščiai apėlai ir kelimo vietas įdėti. Nugruntuot, nudažyti, pripūsti antikorozinį vidų ir suslenkščiai viskas. O sparnas irgi išsipjovė, ten susivirino į krūvą tas skardas, dar galvoju gal posparnį padaryti tokį mažą, nes čia toks tarpas gaunas tarp originalaus sparno ir overfenderio, kadangi nesportai automobilių gatvėse kažkiek važinės, tai
prieis čia žemė nesąmonė visokių ir no good. Nors šiaip hermetikų užsiteps. Nežinau, pažiūrėsiu dar. Ant kiek apsikraut noriu. Pradžio galvojau klijuoti jį ir prišpakliuoti, bet prisukus gražiai viskas prigludo ir manau, priklijuoti būtų gan sudėtinga, nes vis tiek jisai pavaikštantis tokia detalė, tai sutrukinėtų paskui tas špaklis ar dar kažkas ir gautųsi daug darbo ir liaus rezultatas. O dabar, nežinau, aišku, čia ne galutinis rezultatas, čia tiesiog kurio vietoj skylės bus, kad priglustų, išsigręž didesnės, susiknėdės sriegiai ir įsisuks gražus varšiukai paskui. Šiaip buvo kitas gražiai priglunda, reikia padailint tokias vietas apšlifuoti, čia biškai plačiau padaryti, nes neatsidaro pilnai durelės. Ir taip ir viskas iš tikrųjų. Čia iš vidaus irgi gražiai viskas ganėtinai priglunda, kaip bodikitui. Dar galvoju, uždėsiu gal tą tokią guminę juostelę, kad nesitrintų į kėbulą ir realiai abi pusės padarytos arkos. Štai taip atrodo iš vidaus. Dar užsipurkš šitą tokią antikorozinę dangą, ne antikorozinę, bet dugno dangą, žodžiu, nuo akmenuko. Paskui šį čia dar buvo nebloga skylė, tokio dydžio. Irgi užsivirino, bet jau kitą kartą užtepsiu irgi silių hermetiku, gruntų nupurkščiu. Pradžių gruntų, paskui hermetiku. Ir dar slinkstė yra maža skylutė, čia yra kelimo vieta kažkur. Tai kažkur ties čia vieta, tiesiog pats kraštas papuvęs yra, kur prisivirina prie kėbulo. Tai irgi išpjausiu gražų kvadračiuką kažkokį įvirinsiu. O šiaip visas slenkstis ganėtinai solidus, nes išviečiau čia kažkur pavirštinės tas tokias rūdis, kur buvo ir užtepiau antikorozinės tos dangos. Ne antikorozinės, bet rūdžius surišėjo. Ir viskas. Virinimo darbai beveik baigti, realiai liko 2 mažas skylutės. Bodikitas prisuktas, tik tai įsidės dar gražus varžtai po to, sriegiai įsiknėdės, bet dabar, kad jisai gautų savo formą, tai paliksiu taip. Ir toliau labai daug šveitimo, kad paruošti visą kėbulą dažymui. Tai vat, dar išardyti langus, duris, yra dar ką veikti, bet jau po truputį vaizdas atsiranda.